Garbūs svečiai, gerbimi kolegos ir artimieji, labai mes džiaugiamės, kad šį sykį irgi mums paskirta ta premija. Šiaip dirbam su automatiniu valdymo sistemomis ir reikia pastebėti, kad tokių gerų žodžių automatinių valdymo sistemų specialistai retai sulaukia. Dažniausiai sakoma, mokslininkai pasistengė ir sukūrė puikų produktą. Bet jeigu kas nors nesiseka, pasako taip, dėka automatinių valdymo sistemų gedimo, susprogo, susinaikino ir panašiai. Tai labai džiugu, kad šis iki vis dėlto mes įvertinom arba komisija įvertino, kad valdymo sistemos iš tikrųjų lemia tą esminį proveržį. Mes turime daug darbų mėgintuvėlių, mes dirbam daug su biotechnologiniais procesais, mes turime apie 2000 kompanijų pasaulyje, tai yra firmų, kompanijų, universitetų pasaulyje, kurie daro mėgintuvėliuose įvairius eksperimentus, bet kiekvienais metais tik apie 20 kompanijų, kurios iš to daro technologijas. Kodėl tas nesiseka? Todėl tas nesiseka, kad nevertimas tas valdomumo požiūris. Mes kartais meldžiamės, kad įvyktų taip ar ne taip, tačiau neužtikrinam sąlygų, kad tas valdomumas įvyktų. Tai ką mes čia paskutinius 15 ar 20 ar 30 metų dirbam, mes bandom suteikti procesams valdomumą, bandyti panaikinti neapibrėžtumą ir aišku, yra keli žingsniai, kaip tą padaryti, pradedant nuo to, kad mes bandom modelius kurti, tokius vadinamus jungtinius modelius. Šiuo metu labai madingas tas big data arba psichozė, euforija su dideliais duomenimis. Tačiau reikia atsiminti, kad iš didelių duomenų nelabai ką galit gauti, jūs turite turėti ir žmonės gerus, ir fundamentinės žinias, tai čia toks svarbus dalykas. Aišku, mes daug dirbam su optimizavimo metodais, mes daug dirbam su būsenos įvertinimo metodais, kaip iš tų netiesioginių matavimų gauti svarbius matavimus, kurie reikalingi technologijai vystyti. Ir aišku, labai svarbus faktorius, kaip valdyti, kada dinamika objektų keičiasi 10 000 arba milijoną kartų. Ir šitoje vietoje, aišku, šiuolaikinės automatinių valdymų sistemos, nors jos turi tokį paslėptą charakterį, niekas apie jas nešneka gerai, kol nieko neįvyko, tačiau jos yra esminės, pereinant nuo mėgintuvėlio arba, kaip sakyti, nuo mažo mastelio procesų prie didelio mastelio procesų. Ir aišku, mes dar dirbom nemažai su klaidų atpažinimo algoritmais, kaip mums atsekti, kada įvyko klaida, kaip pabandyti procesą vienaip ar kitaip vėl pakreipti teisingą linkmę. Daug bendradarbiaujam su įvairiom užsienio kompanijom, daug bendradarbiaujam su įvairiais universitetais, Vokietijos ypač universitetų, Šveicarijos, Jungtinių Amerikos valstijos, Olandijos, dabar pradėjom bendradarbiauti su Japonijos. Tai mums šitą premija, aišku, yra labai malonus toks mūsų darbų pripažinimas. Mes dėkojam visiems, su kuriais kartu dirbame, kolegoms, kurie pateikė įvairių įdomių minčių, tiek mūsų universitete, tiek kituose universitetuose ir, aišku, užsienio kolegoms, kurie kartu bendradarbiavom su mumis. Na ir norim visiems padėkoti. Ačiū.